Taip, Australas savaitinis grafikas. Važiuojam link šitos linijos, viskas tvarkingai, taip, link palaikymo, atnaujinam pastovi viršūnės ir artėjam pabiški prie savaitinio pasipriešinimo. Savaitinį pasipriešinimą gal jau vertėtų padaryti ir pagal spigliukus nukopijuoti, taip, ir šitoj situacijai, aš laukiu nuo 5.50 pardavimų. Taip, bet pirkti čia pačioj gan pavojinga, nes, didelis kampas, taip, ir figūra, ir greičiausiai mes pramušinėsim tą vietą, bet tik tai klausimas nuo kur. Kol kas aš laukiu, kad Australas visgi dakeliaus iki 5.050, taip, bus matyti gal šią savaitę, gal kitą. Nes Australai būna, užėjant, kad 100 punktų, 150, 200 punktų ir taip toliau jisai iškart padaro, paėmė ir padaro. Būna ir didesnis biški judėjimas per savaitę. Ja? Tai dabar buvo auganti žvakė, dabar laisvai gali būti kita irgi auganti žvakė. Ja? Pažiūrėsim, ką siūlo mums mažesnį periodai. Tai šitoj dieniniam periodui situacija tokia, mes priartėjom prie dieninio palaikymo, pasipriešinimo po to, kai jau bandėm atšokti. Taip, tai čia ateina nuo šito pasipriešinimo nebaigtas ciklas ir čia sel jokių būdų daryti negalima, reikia laukti pramušti. Aišku, galima, nieks neuždraus jo, bet nepatartina, sakysim taip, nes nebaigtas ciklas rodo, kad laisvai galimas pramušimas. Iki kur pramušimas, artimiausias, tai iki spigliukų linijos, taip, gali būti ir spiglys biškiai aukščiau, arba net ir pramušimas aukščiau, tada pas mus jau įsigalios biškiai kita tendencija, taip, kitas trendukas, mes galim važiuoti į viršų gan aukštai. Abejoju, kad mes gan aukštai užvažiuosim, bet 5.50-5.70, net 6.30 galim laisvai patestuoti ir čia vėlgi visur yra neblogas vietos pardavimams. Taip, kraštutinis variantas tai 8.00, o šitie maksimumai vasario mėnesio, taip, irgi, jeigu pažiūrėsim, kas čia buvo, taip, mes pabiški pradėjom taip, kažkur tai augimą lapkričio mėnesį, taip, po to gan puikiai prieš kalėdinį tokia korekcija buvo, jo, ir važiuojam, pasiekėm to maksimumu, taip, ir laisvai visą žiemą čia prastovėjom, taip, ir tik tai pavasarį, kažkur tai kovo mėnesį pradėjom koreguotis. Dabar kažkoks irgi panašus variantas, tik tai, kad mes važiuoti augti pradėjom nuo spalio mėnesio ir netaip linksmai, sakysim, augam, jo, bet pabiški šliaužiam ir link kalėdų mes galim atsidurti irgi kažkur tai prie šitų lygių, kur buvom pernai sausio vasario mėnesį. Ką daryti dabar? Nei pirkimo, nei pardavimo patart negaliu, taip, dieninis grafikas figūra ir mes galim laukti pramušimus į vieną į kitą pusę. Jeigu pramuš, grįž, tada nuo 0,470 kažkur tai galimas pirkimas. Ja? H4 periodas vėlgi, sakysim, praplėtė savo diapazoną, taip, padarė tokį linksmesnį mums diapazoną ir dabar vėlgi buvo sustabdytas ties lygis 4.080-90, taip, dabar daro atšakimą, daro korekciją, gali būti gili korekcija, gali ateiti iki 4.20 ir va čia jau pagal ketvirtuką, ja, arba dabar reikia pirkti, arba palaukti 4.20 ir pirkti žemiau. Ja, stopas gan didelis bus apie 70 punktų, taip, jeigu konservatoriai, jau visai konservatoriai gali tikėti grįžimo prie 4.0 arba 3.90 ir nuo čia pirkti, bet aš tai nelabai tikiu, nebent kažkas atsitiks. Greičiausiai mes sustosim, jeigu paim FIBA, taip, mes sustosim, kraštutinis variantas ties 50 lygio ir tada važiuosim toliau į viršų. H1 periodas, taip, H1 periode bus aiškesnis toks trendas,
geresnis, linksmesnis, taip, su vidinė gražia trendinė linija, kur mes dabar ir sustojam. Ties vidinės trendinės linijos ir čia, jeigu įvyks pramušimas šitos vidinės trendinės, tai tada jo 4.040 kažkur tai pardavimas, į apačią link 4.00. Jeigu mes nepramušim, taip, matom, kad, praeitą valandą nepramušim, bet dabar norim, kad grįžinėjom, taip, jeigu nepramušim, tai čia pirkimas ir važiuojame viršų apie 50 punktų. Taip, ir viršūnė 5.00 kažkur tai pardavimas vėlgi galioja, bet prieš trendą. M15 periodas, kažkokią vieną liniją gražią turim, bet šiaip matom, kad šitas lygis 4.40 jo gan stipriai laikė ir dabar vėlgi mes bandysim jį pramušti, gan stipriai laikė pirmadienį, jo šiandien vėl atėjom prie vėl bandymas pramušti, irgi mes turim tokius 3 aiškiai matomus lygius, nuo kur galima paprekiauti. Taip, M15 periodas, arba čia pirkimas, taip, su tikslu 30 punktų, arba laukiam pramušimo, grįžimas ir tada važiuojame apačią apie 30 punktų. Čia 2 variantai, kas kokį variantą mėgsta, kas daugiau rizikoje linkęs, tai dabar pirkti, kas nelinkęs rizikuot, palaukti visgi, pramušim, nepramušim tą linkį. Taip. Zelandijos doleris, savaitinis grafikas vėl. Mes pabandėm, šitas atšakimas nuo diapazono, galvojau, kad prieš dar savaitę, kad pramušim, nepramušim, jo, atšokom, bet ciklo vėlgi nepabaigėm ir dabar darom grįžimą korekciją. Čia jau ir galimas variantas, jeigu šią savaitę mes nepasieksim 8.3 ir sustosim, nors ne visai toks, sakysim, sustoja irgi geroje vietoje, 8.230, taip matom, čia stovėjo gan ilgai. Tai šitoj situacijoje dar, gal ir ankstoka prognozuoti pramušimą, bet jeigu jis įvyks, tai grįžimas ir parduodam iki palaikymo, jo kažkur tai apie 300 punktų. Galimas pardavimas. Dieninis grafikas, vėl nepasiekėm čia šito augančio trendo palaikymo, jo, nors aš laukiu prie 8.30 kažkur, tai jo, nepasiekėm. Dabar galbūt teisingiau būtų pabraižinti biškį kitokią dar vieną trendinę liniją, taip, irgi matom, kad nepasiekėm jos, galbūt judam pagal mažesnį periodą, pažiūrėsim. Dabar tai šitie 2 aiškiai matomi taškai, jie ir sustabdė, taip, ir galbūt jau toks korekcinis krentantis trendukas įsigalioja ir ilgai gal galios. Ja. Dabar vėlgi buvo gražus judėjimas, dabar korekcija kažkur tai iki 8.170 ir greičiausiai dar kartą protestuosim šitą pasipriešinimą ir galim tada pabandyti jau ir pramušti ir išvažiuoti aukščiau. Bus matyti, ką darys dieninis grafikas, taip. Dabar sandoriai irgi arba nuo 2.1.80-70 pirkimas, taip, bet gan didelis stopas, arba laukti ciklo užbaigimo ir apačioje nuo 8.060 pirkimas. H4 periodas, graži figūra, pas mane yra jo, apversta galva ir pečiai, mano fantazija čia jau mato, taip, ir dabar vyksta kas. Jeigu pamatyti tokį variantą, taip, pažiūrėti, grįžimas prie kaklo linijos buvo, bet neatšoko, taip, ir dabar grįžta biški žemiau, bet ta proga, kad aš mėgėjęs plus dar medianų naudoju, taip, aš laukiu grįžimą prie medianus ir čia pirksiu ir vis dar galva ir pečiai man galios, todėl tikslas bus pagal galvą ir pečius apie 120-130 punktų. Ja, ir medianą matom čia 8.1.80 kaip ir dieniniam grafikė, ja, plus minus galbūt dakils, nukris iki 70. Stoplosas apie 70 punktų gan galingas, jo profitas 150. Santykis 1:2 man tinka. Valandinis periodas yra, čia buvo gražus judėjimas į viršų, taip, FIBA, 3.8 pramuštas bus čia,
čia jau nebus pramuštas ir važiuojam, taip, 23 neatidirba, 38 gražiai atidirba, taip, dabar mes grįžim prie 50 bandėm atšokti ir matom, kad nelabai noras yra atšokinėti. Todėl jau judėjimas galioja į kitą pusę, taip, pagal valandinį periodą, vėlgi turim du aiškiai matomus taškus ir pas mus yra jau čia galimybė, kad susiformuos trendinė linija, taip reikia trūksta trečio taško. Trečias taškas irgi sutampa kažkur tai 7,2. 7,2, 7,6, o čia šitoj vietoj bus, jeigu bus atšokimas, taip, mums patvirtins, kad galioja augantis trendas pagal valandinį periodą ir laisvai galim pirkti iki trendo pabaigos, taip, 104, 109, 120 punktų kažkur. Priklausomai nuo įėjimo taško. Ir 15 periodas, matom, gražiai pramuštas lygis 8,215, prie jo grįžimo dar nebuvo, galima padaryti sandorį, stop lossą paslėpti už kito lygio, kitas lygis arba 8,235, taip, arba jeigu jau tokį geresnį ir linksmesnį stop lossą statyti, tai už 8,250, toks tvirtesnis sandoris, stop lossas, taip, ir take profitas, pirmas take profitas apie 25 punktus, jo antras take profitas iki ekrano apačios apie 60 punktų. Na ir Kanada savaitinis grafikas, jo, vėlgi parodžiu tą kvadratėlį, jo, kad galimas panašus sustabdymas ir galim kiek čia stovėjom irgi čia pradėti stovėti. Ir kol kas neprieštarauja, jo, nes praeitą savaitę gražiai pakrytom, miškį nedėjom iki lygio, bet, vis dar neišėjom iš diapazono, šitas diapazonas tinka, viskas tvarkoja, galimas čia sustingimas, sakysim, taip, kaip sustingimas, visgi apie 200 punktų diapazonas, tai judėsim, bet kryptingo judėjimo nelaukia pagal savaitinį, taip, dieninės grafikas, truputį nedėjom iki dieninės trendinės linijos, galbūt dar daeisim, nežinau, reikės žiūrėti, to puikiausiai atidirba 1,050, taip ir gražiai nuvažiavo į apačią. Taip, dabar korekcija, ir galimas grįžimas prie 9,960 kažkur tai ir toliau judėjimo pratęsimas. Nuo trendinės linijos arba biški žemiau nuo lygio galima pirkti. Čia bus 9,8, 80, 85 kažkur tai. H4 periodas, matom, bandymas pramušti, taip, nėra spigliukų linijos, jeigu pastatysim spiglių liniją, tai kaip tik sustabdė spiglių liniją lygiai, taip. Ir dabar, ką mes turėsim, tai šitoj situacijoje, jeigu viskas tvarkoja bus, taip, mes važiuosim į viršų, tai link galbūt vidinės šitos trendinės linijos, kurią gal reikėtų pataisinti, jo, arba ties šito pramušto pleištuko, taip, ir čia vėlgi bus pas mus 1,015 kažkur tai, kur galim, 1,010, jau, kur galima bus padalyvauti, eiti sandorį, pardavimas, 90 punktų tikslas, 60 punktų stopas, viskas tvarkoja. Tai iki vidinės trendinės ir atšokimas gal prie trendinės. Arba jeigu vyksta pramušimas, taip uždarim sell į nulį ir laukiam važiavimo į viršų. Valandinės periodas, taip, galbūt reikėtų čia ir pataisyti viską, pabraižyti iš naujo, seniai nežiūrėjau, kas čia Kanadai vyksta valandiniam periode. Gražus labai spigliukas, taip, biški užlinda aukščiau 50, buvo bandymas pramušti, bet aiškiai matom už spiglių, kad nepavyko tas bandymas, taip, dabar turim tokį gan kietą trendą į apačią, gan tokį turi gražų kampą. Kažkas panašaus ir plius, čia ir egzistuoja lygis, taip, tai valandiniam periode gražus pardavimas 9,950, stop lossas apie 30 punktų, jo, profitas į apačią apie 60 punktų. Arba laukiam, kol ateis į apačią prie trendinės linijos, jo, 9,8
9900, 98 gal 90, priklausomai kada ateis, ne, ir čia pirkimas vėlgi iki trendo viršaus. Nu, čia galimas variantas toks, gali būti variantas biški kitas pasvirimo kampas, jo, bet man pirmas variantas patinka labiau. Va. Ir M15 periodas. Aiškių taškų irgi čia kaip tokių ir nėra, nu, nebent šitos imti, ja. Ir dabar, kas vyksta, tai bandymas pramušinėti šitą M15 lygį, nu, plus dar yra spyglių linija, kuri dabar stabdo. Jeigu pramuš, grįž sandaris. Bai, taip, ir važiuojam į viršų link ten 99 kažkur tai 80. Jo, jeigu nepramuš, sugrįž į kanalą, tai sell ir į apačią važiuojam apie 30 punktų. Ir čia jau bus toks kažkas per visą ekraną panašu į figūrą, taip, kaip plyštuką krentantį ir greičiausiai bandysim čia kažką tai pramušinėti. Nors teoriškai, nu, dar galioja toks simetrinis trikampis, jo, ir gali sustabdyti simetrinis trikampis. Tai va čia reikės žiūrėti, ką darys Kanada M15 periodą. Tai šiandien tiek.